Dar neįrašinėjom? Ne, čia buvo samčiakas. Aš jau mamai linkėjimus. Šitą vakarą. Galėsi perduoti. Kūrybotyra. Gerbiami Kūrybotyros tinklalaidės klausytojai. Sveiki visi, šį kartą vėl esame prie mikrofonų ir turime netikėtumą. Taip, aš vis Milda galvoju, kaip reikėtų šitą žmogų pristatyti. Tai čia tų scenarijų galvoje buvau susikūręs labai daug, bet toksai, aš savimylę dabar pasiglostysiu. Žinai, kaip gera, kada tu žmogų pažįsti, kada jo nieks nepažįsta. Ir po to jį pažįsti, kaip jau jį pažįsta labai daug kas. Oho, kaip tu čia užlankstai. Tai čia vienas toksai smagus dalykas, kad, ne iš reikalo šitą draugystę yra tokia tiesiog natūrali. O kitas smagus dalykas, tai yra, kur žmogų aš galiu labai kontrastingai pristatyti. Tai yra, gali būti žmogus orkestras, bet gali būti žmogus sukčius, kuris jūs priverčia, atiduoti savo piniginį, nusiauti batus arba dar kažkokių blogų dalykų, kuris naudoja neurolingvistinio programavimo metodus ir taip toliau. Tai ponios ir ponai, šiandien su mumis eteryje yra Justinas Malinauskas, magas, iliuzionistas, ar kaip tave, Justinai, pristatyti? Sveiki visi. Šiaip iškart nuo labai fainos temos pradėjom. Labai jinai smagi ir aktuali visiems iliuzionistam, nes per tiek daug metų darbo ant scenos visokie vedėjai ir taip toliau labai skirtingai yra pristatinėję tiek mane, tiek ir mano kolegas, kitus iliuzionistus ir būdavo kur nuo tų, kur slėpkit piniginės, dabar čia jūs apvoks, išdurs, ir tu ateini ant scenos ir visi bijo, visi žiūri tave, kaip tikrai kažkas bus blogo, yra ir tokių, yra buvę, kur ten Copperfieldo pusbrolis, Hogwartso mokytojas ir tu ateini su kortų kaladė, tiesiog vieną triuką rodyti ir galvo, o kur kepurė, kodėl tu įėjai, kodėl tu neįlevitavai, pavyzdžiui. Tai vienas mano kolega, linkėjimai Tomui Šimkui, jis sako, šiaip vienas iš variantų, kaip geriausiai pristatinė, tai Tomas. Tiesiog sako, vedėjai, pristatyk Tomas, aš pats viską daugiau toliau pasakysiu. Aš kaip pats prisistatau, tai dažniausiai, jeigu kažkam papasakot, ką aš darau, tai dažniausiai sakau, žmogus, kuris mėgsta nustebinti ir padovanot intelektualią pramogą jūsų protui, tai yra magijos triukus, mes taip vadinam. Kad neišsigastų. Kad neišsigastų, nes iš tikrųjų, taip ir yra. Kiti sako, kad tu čia, jūs, netgi, tu visiems iliuzionistams sako, kad jūs melagiai, jūs meluojat, už tai sukčiai, ten melagiai, už tai jums pavyksta viskas. Iš kitos pusės, jeigu pažiūrėsi, tai man atrodo, čia viena, kaip čia, nuoširdžiausių profesijų, nes kai tu ateini ant scenos ir tu pasakai, sveiki, aš esu iliuzionistas, realiai ką tu pasakai, kad, žiūrėkit, hebra, gali būt, galimai, kažkada biškį pameluosim dabar jum. Nėra taip, kad tu, yra daug visokių profesijų, ar ne, kur vaidina, kad sako tiesą, bet tu įtari, kad meluoja. O tu tiesiai atini, sakai, sveiki, biškį dabar pažaisim. Apie melą, apie nemelą, apie ir taip toliau. Tu iškart pasakai, ir tai realiai aš kaip tik manau, čia būtent tos frustracijos ir neturėtų kažkokios būti, nes tu iškart kortas visas, nesimatot dabar, ir parodai ir sakai, eikim pasimėgut šitą intelektualią pramogą protui. Ir ta intelektualią, taip iš tikrųjų, nes reikia sekti, reikia stebėti ir gali stipriai, jeigu gerai triukai atliekami, gali labai tikrai stipriai, gerąją prasme, paveik žmogų ir pamiršau klausimą. Gerai, čia apie prisistatymą buvo. Tai, manau, pavyko. 3 minutėm šitą. Gerai. Tai aš tiesiog norėčiau pratęsti ir pasakyti, kad yra tam tikra grupė žmonių, kurie net ir žinodami, kad žaidžia su jų protu, su smegenimis, su jų reakcija, su dėmesingumu, jie vis tiek bando išsiaiškinti, kaip tenai mane apgavo, ką čia padarė. Bet aš galiu taip galbūt iš savo pusės pasakyti, kiek man teko, ir tarkim Justinas man yra padaręs net ir asmeninį triuką, čia yra vienas nuostabiausių dalykų, kiekvienam žmogui palinkėčiau tą patirti, kada jūs ateinat ne į renginį, bet kada jums asmeniškai, arba galbūt jums pavyksta renginio metu, jeigu kažkas, tarkim, Justinas klaus ir kas norit ant scenos, būkit savanoriai, žinokit, tokia patirtis yra tokia nuostabi patirtis, tarsi tuos dalykus tu prisimeni, aš netgi, jūs neatsimenu tą triuką, kur tu man rodėjai, tarsi iki šiol su kortom ir tai buvo taip nuoširdu ir aš niekad nenorėjau išsiaiškinti, bet patirtis tai tikrai nepaprasta. Geras, reikės, kad primintum šitą. Aš tai kitą
prisiminiau dalyką, bet aš manau, žinau, koks klausimas tavo dabar turėjo būti, bet toj sugrįšim, aš kitą, jeigu čia, aišku, dabar niekas nemato, aš kai važiavau čia ir supratau, su kokią maikę atvažiavau, aš čia pas mane yra Led Zeppelin maikė, ir man atrodo, Augustinai, mes paskutinį kartą, kai buvom sutikę Kaune, tu minėjai, būtent kalbėjome su tavim apie Led Zeppelin, aš taip, apie tai, kaip jie Muddy Waterso gabalus, kaip čia, pavadinkim, ir ne tik jo, coverius darydavo ir išgarsėdavo, ir aš pasakiau, velnės reikėjo Oasis maikį užsidėti. Ir išlyginta gulėjo, aš to, tokia, matai, nelabai išlyginta. Bet tai jau Milda, matai, jisai... Čia icebreakeris. Čia jisai, jisai čia jau dabar jisai čia atsivežė ir kažką dar su tuo dar padarys. Čia jau kažkokia istorija rutuliuojasi. Ne, jisai padarys triuką ir po to mus išdurs pačioj pabaigoje. Tai čia, gerai, gausim asmeninį išdūrimą, ar kaip čia, asmeninį triuką. Augustinas sakė, būtinai sakė atsiveš, tai darysim, filmuosim, nežinau, kur pamatyti galėsit, bet, manau, pasišėrinsim. O jeigu dėl to, aš įtariu, kuria linkme dabar keliavai, tai yra, kad žmonės būna, kad jo, nori žinoti ir bando išsiaiškinti, tai taip, manau, čia yra labai natūrali žmogaus reakcija. Tai yra, tau šiaip žmogui nežinot nėra labai patogu. Nėra saugu net. Taip, ir tai pirmas yra turbūt gynybinis kažkoks instinktas ir klausimas, kaip tu su to susitvarkai, jeigu pas tave turbūt šiaip viskas ramu ir gerai gyvenime, tai tau fainai kartais gal ir tas, vėlgi, yra žmonių, kurie labai, pavyzdžiui, siurprizų nemėgsta, žiauriai, o mes, iliuzionistai, labai mėgstam daryti siurprizus, tai yra tu darai triuką ir atrodo jau, kaip ir gal ir aišku, kas čia bus ir tu taip palenki, kad žmogus visiškai nebūtų tikėjęsis tokios pabaigos. Tai faktas, kad ne visi žmonės vėlgi, bet kas yra, visi sureaguoja. Tai yra vis tiek paveiki sceninio meno, nežinau, žanras. Neišeina palikti abejingais. Ar vienaip ar kitaip vis tiek žmogus reaguoja. Jo, vėlgi, yra visokių stilių, kaip tu tą darai triukus ir aš stengiuosi daryti irgi su daug, kaip ir dauguma tiesa, iliuzionistų, tai yra su daug humoro, su komedija. Tai yra tam, kad tiesiog tu žaistum. Žaidi magiją kartu su žiūrovais. Ir jeigu tik žmonės bent minimaliai prisijungia ir žaidžia, tai viskas šakės, tada tikrai efektas labai gražus. Ir tada jo būna, kad po antro, po trečio triuko, tu matai pradžioj dėdė sėdėjo, kur rankos sukryžiuotos, žiūrėjo kaip iš FNTT. Tai atrodo, arba iš VMI. Iš visas galim išvardinti. Iš visų kartų sėdė, o paskui tu žiūri ties tarčių, jis jau atsipalaidavęs, jis jau juokėsi, jau plojo. Čia neišsiplėsiu, daug tokių istorijų yra buvę. Tai reiškia, kad žmogus pradžiai bandė, tas yra, ar tu mane, ar aš tave, ar tu mane apgausi, ar aš tave prigausiu. Ar aš perprasiu, taip, ne? O paskui jis turbūt velniop, aš paskui gal paguglinsiu, pajutubensiu, dabar pabaigiam žiūrėti, nes šiaip labai smagu, įdomu, keista ir pavyzdžiui, taip, ten kažkaip tikrai nesitikėjau, duok dar. Tai tai jo, už tai aišku ir labai svarbu, kokie triukai, nuo kokio pradedi, kaip darai ir taip toliau, nes taip, tai paveiku ir vis tiek norisi, kad tai būtų pramoga, vis tiek čia mūsų sritis yra pramogų dalykas. O dar tada apie pačią sritį kaip iliuzionistus, ane? Gal galėtum čia ir už save, aišku, ir už kitus kolegas atsakyti? Jo, aš gavau šiandien teisę už visus. Augustinas sakė, gali už visus kalbėti. Dabar, kai čia advokatauti. Jo, drąsiai. Tai gerai. Tai man labai įdomi ta dalis, ar laikot save kūrėjais, menininkais, ar labiau tokiais technikais, meistrais? Jo, amatininkais toksai, ar ne? Kur, ir taip, nes... Oi, čia labai platu. Galim išsiplėsti. Tai šiaip vis tiek, ką mes darom, tai yra pavieniai realiai triukai, ar ne? Tai yra triukas, jis gali trukti 10 sekundžių, 2 sekundės gali trukti 10 minučių. Tai yra triukas. Ir dabar yra keli variantai. Vienas, aš galiu išmokti techniką, tai yra būti amatininkas puikiai įvaldyti, tarkim, ten rankos miklumo, ten kortų, tarkim, valdymo dalykus ir išmokti triuką. Ir taip, tada, man atrodo, tu esi puikus amatininkas savo srities, tas craftsmanship, ar ne? Jo. Ir viskas okei. Man atrodo, nuo to ir prasideda dažniausiai pas jūsų iliuzionistus. Pas mane lygiai taip pat. Aš puikiai išmokau triuką, ar jis būdavo įdomu žiūrėti, jaučiu nelabai. Bet atidirbt, atkalt sistemą, ne? Bet jis veikia. Taip, jis veikia. Tai jis toks sausas, toks basic, toks visiškas, bet jisai veikia. Jisai pavyko, aš pabaigoju, nežinau, radau kortą, tarkim, tavo, ar ne? Bet man atrodo, nuo to ir prasideda viskas. Tai yra, tu išmoksi tam tikrus tuos dalykus, tarkim, ko reikia, pavyzdžiui, su rankom, ar ne? Ten rankų miklumą taip, kad tu nebegalvotum, ką darai. Ir tada tu galėtum reaguoti į situaciją. Augustinas ten, tarkim, nusičiaudė, aš galiu daryti triuką, tau sakyti į sveikatą vidurį ir toliau keliauti. Manęs tas nebesutrikdo, nes aš taip mintinai moku, kad tokie nebeišblaško dalykai.
Tai va, ir tada paskui antras dalykas, tai taip realiai ir prasideda dažniausiai, pavyzdžiui, aš kaip kuriu, ar ne. Pirmas yra basic, tai yra ten kūrybos nėra, ten, kokia ten kūryba, ten yra vat, rankų miklumo, tarkim, šitie. Kūryba gal yra tokia, kai tu paimi vieną metodą, tarkim, kortų manipuliacijos, kitą, trečią ir tu iš 3 vieną padarai. Ir to dauguma nedaro, nes kam yra pirmas, yra antras arba trečias, o tu paimi visus 3. Tai čia jau nauja technika gimsta, ne? Remixas, jo, tai yra, va, kaip Led Zeppelinai. Realiai, ne? Ne, bet ten su Led Zeppelinais tai yra tai, kad jie pristatė kaip savo kūrybą, tai čia blogai. Ir tik paskui ten buvo, kurie sako, mes ten Muddy Waters žaidėm su jo kūriniais. Jo, bet taip, tai čia irgi iš esmės, jo, tu tokį kaip ir remixą pasidarai, bet kai tu išmoksi tą basicą, tada antras, man atrodo, tas pakopa, tai yra visų pirma, tai ne veidrodžių daryti. Veidrodžių daryti yra žiauriai lengva. Ant tiek easy, tu galvoji, kad tu ten esi, pro. O kas tai yra? Ką? Kas tai yra? Tai yra, kai tu namie repetuoji ir tu žiūri veidrodį, tu galvoji, tu pažiūrėk, ant kiek gerai gaunasi. Einu ir dabar, vat iškart, vat į kiemą ten, ar nežinau, kai aš ten prisimta paauglys, einu parodysiu. Vargšai kaimynai. Jo, bet tu kai atini ir kai, pavyzdžiui, žiūri tavo draugas ir jis ne veidrodis, jisai mato reaguoja, jisai kažką daro, ne? Taip, arba, pavyzdžiui, jie 3, tai yra, reiškia kampai, tai reiškia, kad jisai gali vidury paklausti kažko, tai jis gali sugalvoti, o dabar pakelk, o dabar nukelk. Tai va, tai reiškia, antras yra tas laiptelis, kai tu iš tą amateur, tą namų perini prie to, kad tu rodai nebe artimiausiam žmonėm. Testavimo frazė. Jo, taip. Ir nebijot to, vat, šito, kad bus kitaip negu prie veidrodžio. O trečias, tai man vat, pati smagiausia ir aišku be abejo sunkiausia, tai vat, čia turbūt įdomiausia, tai yra, vat, kai prasideda tavo kūryba, kai tu moki labai daug visokių basic dalykų, kai tu žinai viską, vat, pavyzdžiui, dabar kaip kuriu triukus, tu žinai viską, kas yra rinkoje, visus naujausius metodus, triukus, technologijas, viską, bet ką. Handlingus, tai yra kaip daryti kažką, ar ne, kaip sugalvoja naujai. Ir tada tu galvoji, ką iš to galima padaryti. Ir tada, kai tu jau pabaigoj, ne tai, kad tu išmokai tą triuką, basic, ir tu pridėjai haha komedijos ir gerai, ne, kai tu pradedi jau tada daugiau savęs įdėti, pavyzdžiui, Led Zeppelin, gali kažką apie tai. Bet, kaip pavyzdys, man, pavyzdžiui, kvantinė fizika patinka, aš nieko nesuprantu, bet man dėl to ir patinka, kad nieko nesuprantu. Ir aš galvoju, o kodėl apie tai nepakalbėjus? Ir, pavyzdžiui, daug iliuzionistų daro tokį patį triuką su kauliukais, lošimo, žinot, ar ne? Aš sugalvojau, kai aš darau jį, aš kalbėsiu apie kvantinę fiziką. Kodėl? Nes Einšteinas yra pasakęs tą labai garsią frazę God does not play with dice. Tai reiškia, Dievas nežaidžia kauliukais. Ir apie tai, su kuo mes pažaisim. Ir tu kalbi tada per tai ir galiausiai kalbu apie kvantinę fiziką, ten pasiekia, nes blogiausia, jeigu salėje yra vienas fizikas, kuris supranta daugiau ir tada tu jį taip sužinai, tu matai, tu sakai teisingai, sakau, taip, maždaug. Tai va, bet aš apie tą trečią, kaip, tarkim, tą fazę, tai yra, kai prasideda kūryba. Ir jeigu dabar, kaip po tiek metų, man, nežinau, kada klausot, man dabar 25 metais, 2025, man 37, aš pradėjau nuo kokių 15 metų, tai va dabar jau keli metai, tai man labai patinka taip, kad tu pradžiai sugalvoji, ką tu nori pasakyti, padaryti, ir tada ieškai priemonių. O ne tai, kad tu išmokai, fainas triukas, aš jį išmokau ir aš jį darysiu. Nes jeigu taip, mes visi iliuzionistai vienodi būtume. Ir ar tai gerai, kai nedidelė rinka, kaip pavyzdžiui Lietuvoje, nes yra buvę ir sako, fainai dar pas ten kitą magą. Irgi matėm, irgi šitą darė. Tai galvoju, tu velnes. Aš galvoju, čia, išskirtinis kažko. Tai ne, o kodėl? Dėl to, kad aš realiai iš dėžutės, pavadinkim taip grubiai, išsiėmiau ir padariau. Ir jisai tą patį. Ir mes visi taip pat. Tai va, tai štai dabar labai stengiuosi pradžiai pagalvoti, ką tu nori pasakyti, ką pasiekti, ką padaryti, kad žmogus pajaustų, ir tada ieškai priemonių, ir tada ieškai triukų ir taip toliau. Tai pas mane gavas, taip išėjo, kad pradžiai buvo, kad aš noriu apie kvantinę fiziką kalbėti, tada kauliukai atsirado, o ne priešingai, kad aš ten išmokau, žodžiu. Tai va, tai aš manau, kad tos kūrybos yra, bet tikrai galima ir be kūrybos varyti. Tai, bet vėl gerai įdomu, nežinau, man atrodo įdomiau, kai tu jau tą pasieki, kai tu nori nebe iš dėžutės ištraukti ir daryti, o nori kažko duoti savęs daugiau. Bet reikia laiko praeiti. Iš to, ką girdžiu, tai joks tu ne amatininkas, tu esi magijos didžėjus. Led Zeppas. Visiškai. Turiu dar tokį klausimą, jeigu jau apie triukus prakalbome ir ten kauliukus ir kitokius įvairiausius ir kortas, koks buvo tavo triukas, kurį pats savo užsidraudė įrodyti kitiems, jeigu gali įvardink? Užsidraudžiau? Jo, jau žinokit, jau šito, tai aš daugiau niekam negalėsiu rodyti.
tas beždžionės balsas tau viduj pasakė, galvoju, kad Justinai, sustok, nedrįsk daugiau šito triuko niekam rodyti. Ar yra toksai? Bet dėl ko, kaip pavyzdys, tarkim... Tu atsakysi. Gerai, yra, pavyzdžiui, toksai triukas, kurio aš niekur negaliu daugiau rodyti, nes tiesiog neįmanoma. Nes uždraudė kiti? Ar ne? Žmona neleido. Yra ir kur žmona neleido. Yra tiesiog fiziškai neįmanoma. Tai yra 23 metais Lietuvos talentų finale. Tai yra, jis yra antiek sudėtingas ir didelis, kad į bet kokį renginį realiai aš autobusu savo, kaip čia, padėjėjų turėčiau atvažiuoti. Nes kai mes ten darėm, taip tik atrodo... Tiek rekvizitų reikia, ne? Ir tiek žmonių. Tai ten buvo taip ir... Rankų ir jo, kad greitai viską. Tai ten buvo iš esmės toksai triukas, kur... Tai neišduok. Bet, jeigu norės pasižiūrėti kažkas, bet idėja yra tokia, kad tu išnyksti ant scenos, tu išnyksti, jo, ir tu atsirandi kitur. Ir taip atrodo, jisai vienas nuėjo, išnyko, atsirado. Tai, taip, vis tiek, kaip čia, premium contentas jau, kas klauso, tai turėsi daugiau žinių, dar 15 žmonių dalyvavo tame, kad pavyktų. Ir buvo įvairiai. Vienas didžėjus, linkėjimai Aivarui, jisai buvo atsakingas už muziką, kiti buvo atsakingi už audioklo pakelimą, kiti buvo tiesiog atsakingi prižiūrėti, kad aš neužsimuščiau pakeliui nuo vieno taško iki kito, nes per generalinę repeticiją ten nedaug trūko. Tai ir šitą triuką aš tiesiog negaliu parodyti. Kalbant apie kur žmona yra, jinai daug mačius ir... Aš tikiu. Ir kas yra labai fainai, nes sako, oi, tai ten žmona ten viską žino, su ja yra taip. Linkėjimai, Elenai. Atsargiai, žinok, dabar galvo, ką sakysi. Taip, aš dabar nes po to tai bus bet kokiu atveju panaudota prieš tave, jeigu ne dabar, tai po kažkiek tais metų tikrai. Ir jūs nekerpat, aš suprantu, varom Okay. Idėja yra tokia, jinai labiau žiūri ne tai, ar man pavyko ten, tarkim, kortą gerai paslėpti, čia labai tai prasinu, kad aiškiau būtų, ar ne, nes pradžioje, kai repetuoji, ten tikrai matosi viskas iš visų pusių, bet jinai labiau žiūri iš to, ar įdomu, ir kas iš to, ir ar fainai bus, bendrai. Ir jinai labai buvo tas, kur, kaip čia, censorship būdavo, ypač Lietuvos talentus, kai darydavau, kai kur daug, kur ar tikrai įdomu, ar čia neužsižaidžiam, ar ne per ilgai. Tai dar nuo senų laikų, aš atsimenu, kažkada yra toksai triukas, čia. Tu, pavyzdžiui, gali paimti žiedą, tu jį nuryji, tu pasiimi siūlą kietesnį, tu įsipjauni savo kaklą, realiai matosi, kaip tu įsipjovi ir tu ištrauki iš savo kaklo žiedą. tą, kur norėjai. Ir jinai sako, nu ką, fainai, super, išmokai, kur rodysi, gal per vestuvę su jaunosios žiedu, kaip galvoji, kiek žmonių pabėgs, kiek nualps, kiek, ar tikrai planuoji rodyti? Tai va, tai šito ne. O dabar, gerai, dar vieną prisiminiau, bet aš jau labai ilgai kalbu. Tai stabdo jo kūrybiškumą žmona. Ne, bet aš ir pats pagalvoju, nu iš tikrųjų, aš parodyčiau tokį, aš galvoju, ar labiau... Ne? Nu gerai, šiandien galėsim Gal ne. padaryti. Bet šiaip vienas yra toksai, kur aš kažkada senais laikais, daug metų atgal, aš sugalvojau, kad būtų fainai, bet čia yra ne triukas, čia yra kaip papildomas efektas triukui. Tai yra nusipirkti tokį dalyką, kuris tau padėtų nutrenkti žmogų. Tazerį. Realiai jo, tai yra su statiniu krūviu, biškį trinktel. Čia nėra triukas, nes taip tiesiog atini ir... Čia skamba kaip smurtinė kažkokia išraiška. Bet jisai prisidengia savo, žinai, didžėjaus etiketę. Taip, tu gali viską pateisinti. Rūbus, su kuriais atini, sako, kodėl tu taip apsirengęs, kodėl tu nesu blizgučiais atėjai. Ir tu gali bet ką, tu visą gali pasakyti, man šito švarko reikia. Ir daugiau klausimų nėra, sako, teisingai, gerai, reikia, supratau, reikia. O kalbant apie tą, tai jo, realiai kaip tazeris, čia nėra triukas savaime, nes aš taip ateisiu, Milda, padarysiu, tai jai, kame čia triukas. Idėja galbūt tokia, pavyzdžiui, sakau, Milda įstrauk kortą, jis įstrauk, aš sakau, nemačiau, sakau, pažiūrėk į mane, aš su pirštu paliečiu į kaktą, toksai, Jis sakys, kas čia buvo, aš sakysiu, būgnų 10. Jis sakys, jo, teisingai, bet kas čia buvo, ką čia man padarė? Taip, yra kaip pastiprinti truputėlį. Ir aš tiesiog nenaudojau to triuko niekada, nes jisai šiaip labai bele kaip veikia, ta prasme. Tai tau reikia ganyklai rodyti šitą triuką, kur ten natūraliai būna tie piemenukai, žinai, kur į tvorą paleista silpna elektros srovė ir... Jo, tai va, tai aš galiu, kad svečiai neišeitų iš salės, tiesiog atsistoti, įsijungti tą device'ą, kur ant manęs ir trankyti vis. Tai va, tai tokia, pavyzdžiui, bet jis yra amazing, apie šitą daug istorijų turiu, tai yra tokių, kur tu nerodai, bet tu nusipirkai, tu investavai, kodėl, nes tau atrodė, kad bus fainai. Ir tada va tas atsiranda, kai tu namie pradedi repetuoti, kai tu pradedi dėlioti, supranti, kad aš savo parodysiu veidrodžių šį kartą ir padėsiu labai giliai. Tai šitas labai giliai gulia. Bet daug tokių giliai nugulsiu. Yra nemažai. Čia kita tema, jaučiu apie kūrybiškumą nelabai kas bus bendro, bet kai tu perki triukus, nes daug kas sako, tai kur man triukus pirkti, ar jūs kažkokia slapta Magic Shop įsivedi į Google ir to pilnai išmeta. Labiau yra kablys
sugalvot, ką pirkti, nes ten belie kiek jų yra. Ir ten yra yra atsidarai triuką ir dažniausiai būna kaip gero filmo, tai yra traileriai, tai yra kaip promo, tie tokie teaseriai. Ir ten atrodo jie amazing. Ta prasme, tu žiūri, tu galvoji, šakės, va šitą nusipirksiu, aš realiai religiją galėsiu savo pradėti naują. Ta prasme, čia bus amazing. Ir tu, kai gauni jį, tu supranti, kad ne, kad čia pasirodo gerai būtų 3 rankas turėti ir nežinau, vienam žmogui rodyti ir šiaip geriausiai tamsoj ir taip toliau. Ir tiesiog padedi tą triuką. Tai vat irgi namų darbus reikia pasidaryti, ką perki. Bet čia sakau, su kūrybiškumu nelabai, bet čia labai plati tema jau. O aš dabar truputėlį nuo tų realių triukų, tokį, gal čia kiek filosofinis bus klausimas, bet irgi labai įdomu išgirsti, kaip atsakytum, kuo skiriasi melas nuo tos iliuzijos ir kur riba, kai iliuzija tampa manipulacija. Ar tenka užsimti tokiais? Ar turi pagirias? Jo, aš šiaip nelabai moku meluoti, kas yra juokingiausia. Draugai, su kuriais esam, pavyzdžiui, pokerį žaidė. Žinau, aš realiai, mes ratą neapsukam, aš jau einu prie viskio stalo, nes aš all-in, sako, eik tu tėvai, ką tu čia ir jo. Ant scenos moku, nes žinau, kurioj vietoj tai vyks, aš tai daręs daug kartų, nes šiaip, žmogui vėlgi lygiai tas pats nepatogu yra meluoti, sakyti netiesą ir tu vienaip ar kitaip įsiduodi. Gali kalbą įsiduoti, gali įsiduoti savo fiziologiniais dalykais, tai yra raudonis išmuša prakaituoja delnai, tu į priekį palinksi, tu pradedi aukštesnių balsų kalbėti, tu pradedi greičiau kalbėti, nes nori, kad greičiau baigtųsi. Tuos galima kažkiek suvaldyti, kai ko ne, bet tie raudoni visi šitie praeina palaipsniui. Neišeina jų paslėpti. Jo, bet jie, kai 1000 padarai kartą, tai atrodo viskas tvarkoj. Tai va, tai ten aš galiu kalbėti vienodai tiesą ir netiesą ir žmonės iš kalbos jaučiu, nelabai pasakys, kada buvo tiesa, kada ne. O kas yra, kalbant apie tą plačiau, ar ne, aš kažkur kitur šitų dalykų nelabai naudoju. Bet šiaip kasdieniniam gyvenime. Taip, nes jūs rašinėja. Kai išjungsim, papasakosiu. Istorijų. Ne, o jeigu rimtai, tai gal kas yra įdomiausia, kad yra daug iliuzionistų, tas pats, pavyzdžiui, Penn and Teller yra tokia, ne? Ir daug kitų galėsiu, nežinau, kažkokius linkus paskui net atsiųsti, jeigu bus įdomu. Tai yra, jie stengiasi lietuviškai išversti debunkinti, tai yra realiai parodyti, išduoti, kaip, pavyzdžiui, visokie šarlatanai naudoja realiai kažką panašaus, ką mes, bet mes naudojam tam, kad tai būtų fun, kad tai būtų pramoga, o jie naudoja tam, kad realiai iš jūsų išvilioti pinigus, prisidengdami, pavyzdžiui, tai, kad jisai gali su jūsų kažkokiu mirusiu giminaičiu susisiekti. Ir daug iliuzionistų yra ir visokių laidų, tas Penn and Teller, jie turėjo bullshit laidą, berods jau gerai pamenu vadinasi. Jaučiašudis lietuviškai. Koks? Jaučiašudis. Taip, tai turėjo tokią, bet kai vesit į YouTube, tai bullshit veskit, jaučiu labiau ir jie tiesiog tai yra parodydavo, kaip visokie tiek ekstrasensai, pseudo, tiek tie healeriai, kurie ant scenos daro ir taip toliau. Ir realiai, pavyzdžiui, aš žiūrėdamas juos, aš matau, ką jie naudoja, ką mes naudojam ir mes, ir tu galvoji rimtai, žmonės, kaip čia, patiki dar tuo, ne? Nuperka, tai jo, ta prasme. Ir už tai, kas fainai, kad paskutiniu metu iliuzionistai drąsiai ir daug kalba apie tai. Darren Brown, vienas nuostabiausių, kuris labai daug apie tai kalba. Jisai labai daug, labai daug dekonstruoja, taip, ir labai tiesiai, labai atvirai, nes man atrodo, kad tu tokius dalykus gali naudoti jo pramogai, viskas fainai, nes kaip čia, galų gale, dienos pabaigoj, visi supranta, kad kad tai buvo tiesiog iliuzija. Ir, pavyzdžiui, Penn ir Tellerio viena iš jų kaip čia misijų yra ir svarbiausių taisyklių yra ta, kad dabar pažodžiu nepasakysiu, bet idėja yra tokia, kad kiekvienas, kas išeina iš jų pasirodymo, kad gal nei vienas, nei sekundį nesudvėjotų, ar tai buvo triukas, ar tai buvo kažkokia iš tikra magija. Jam labai svarbu, kad visi išėję suprastų, čia buvo tik tai triukai. That's it, viskas. Kad nebūtų kažkokių tai mistikų ir taip toliau. Tai va, ir atsakant į klausimą, tai faktas, kad plona riba, nes kai tu moki tam tikrus dalykus, tu gali bet kam naudoti. Taip. Kaip čia sakė, su branduolinė šita irgi visokiam reakcijom, tu gali atominę elektrinę sukurt, gali bombą sukurt. Taip. Priklauso, kas kieno rankose, tai ne? Būtent, jo. Ir aš niekada nesu vaidinęs, kad aš turiu kažkokių magiškų galių. Niekad. Jo yra kam ir vaidinti nereikia, žmonės moka pinigus, ateina ir jo pasako,
Ir nu gerai, čia nesiplėsim, apie metodus pakalbėsim prie burgerių. Čia geras pastebėjimas, kad tikrai, jeigu tu esi labai įgudęs kažkokioje tai srityje ir jeigu tai pradėsi naudoti blogiems kėslams, tai, kur tai veda, ko tu sieki ir, vėlgi, tu esi pramogų verslo atstovas, kaip bebūtų, ar ne, tai tą labai svarbu suprasti ir kad tu tą darai skaidriai, ar ne, kaip pats įvardinai, kad tu pakvieti žmonės tam, kad jie gerai praleistų laiką ir kad tas žmogus galų gale sukryžiuotas rankas supintas ar kojas sukryžiuotas galų gale atsipalaiduotų ir nusišypsotų ir, jaustų kažkokią tai palengvėjimą galbūt irgi. Tai, aišku, dar norėčiau grįžti prie, tokio labai jau čia, tokio vertybinio klausimo, kaip tu čia pasukai, bet, pavyzdžiui, irgi tas, tavo dalyvavimas, Lietuvos talentuose, aišku, davė to, kaip čia to angliškai dabar įvardinė, exposure, to matomumo, bet ar dabar nuėjęs į parduotuvę gali nusipirkti batoną iš apatinės lentynos ar to pačio pigiausio pieno ar sviesto? Šiaip klausimas iš tikrųjų čia yra apie žvaigždžių lygą, kurios tu aišku neturi. Neturiu. Buvo labai miela, kai čia kelios dienas atgal, nežinau, savaitę, 2. Ar sunku su tuo gyvent, kai pabūni toj dėžutėj, dabar jau nebe dėžutėj, kaip ten tam televizoriui, ar ne? Tai va, tai čia istorija iš ten, tai buvo gal, sakau, savaitę 2 atgal ir mieste ir... Bet čia buvo ne tas, tiesiog aš susitikau pažįstamą fotografą, paskui didžėjų pažįstamą, tiesiog beidamas, kol mes ėjom ledų su dukryte. Ir jinai sako, tėti, ar tave visi pažįsta Vilniui? Sakau, pažiūrėk, ta prasme, ir baisiausia, vėl sutikau pažįstamą ir neatsisuka vėl, tėti, come on. Tai va, bet... Geras pavyzdys vaikui, ne, kad turėti daug draugų. Bet, kaip čia, kolegos yra, tas draugai čia turbūt irgi jau reikia. Gal kitaip supranta. Jo, o šiaip tai, aišku, būna kartais miela, kai kažkokiai vietai, bet ne tai, kad pasako, čia tu iš ten, bet kai iš karto ateina ir... Gauni nuolaidą arba policija paleidžia. Parodyti, nors paprašom. Parodyti taip, čia ne į eterį papasakosiu paskui, bet yra fainai, kai ne tai, kad sako, o tu ten iš ten, bet kažkokį, kai būna, kaip čia... refleksija į tai, ką tu darėjai. Pavyzdžiui, aš dariau ten dariau ten tokį triuką su pompikė. Tai tą pompikę realiai labai daug kas žino. Jeigu, žinote, net labiau pompikė negu turbūt Justina. Ir, pavyzdžiui, mes rankas plaunamės ten, Vilniui ten šitą kaviniai plaunamės su dukrytė ir aš jai padedu taip rankas nusiplauti, nes labai šaltas vanduo, tai aš ten bandau kažką šildyti ir prieina vyras, sako, kaip pompikė gyvena. Sako, atėjo šiandien irgi ką aš jau pažiūrėt. Ir tu taip, toks kur... Turi reaguoti. Jo, ir turi reaguoti, sakai, ne dabar, šitą daro tempimo pratimus ir to į renginį. Bet kečiausias iš visų tokių, vienas yra buvo, kai šiukšlės išmečiau ir prie šiukšlių konteinerio, tai kur rūšiavimo. Sako, čia galim nusifotkint. Esu fotkinęsis ten. Dar vienas iš tų buvo labai fainas, kai čia reklamų nedarom, kai kurjeris maistą atvežė ir, sako, tu iš talentų, sako, gal kokį triuką greit. Ir aš taip greit sakau, neturiu, bet jisai, kai antrą kartą atvežė, tas pats, ne? Jo, buvo kažkada ten gal po savaitės, aš sakau, palauk. Ir mes darėm triukus tarp durį, namie. Toks, o pats kečiausias tai turbūt buvo, mes buvom su žmona Vilniui, Kably, technotūsė kažkokiam. Ir taip realiai 2 valanda nakties, ten kaip technotūsai, tamsu, strobas, ten triukšmas, viską. Epilepsijos. Žmona labiau šoka, aš toks labiau gal, taip, prižiūriu, epilepsiją labiau sugeriu ir taip kažkas pabarbena į petį, aš taip atsisuku ir jie pora tokie, čiagi tu pompikė tas. Ir mes gal 10 minučių kalbėjom, fotkinomės viską ir baigęs labai smagiai, sako, beje, kuo tu vardu, sako? Bet patinka šitas tau dėmesys, ar ne? Jis toks mielas, jisai tikrai nėra tas, kur, nėra čia jo taip daug gal, kaip atrodo, šiaip pavardinau, taip toks įspūdis, kad čia šiandien viskas įvyko. Tai gerbiami klausytojai, nevaržykit savęs, visą laiką priekit prie Justino, nes jo tai nevargina. Viskas ar ką, aš tik pompikės ne visur nešiojuosi, bet tikrai mielai jinai pompikė blico nebijo, jinai gali fotkintis. Visi jauskit ribas, tikrai duokit žmogui ir pailsėti, jeigu matysit, kad Palangoje yra kur nors ten nudistų pliaže, tai tikrai neikit ir neprašykit kartu nusifotografuoti. Beje, Palangoje ne nudistų pliaže, bet Palangoje vienas vyras sako, aš atsiprašau, galiu paklausti? Sakau, taip. Sako, kodėl pompikė? Kodėl? Tu niekad aš negirdėjau, kad tu kad nors interviu pasakotum, kaip gimė pompikė ir kodėl klozetų užsikimšimo tas įrankis, atkimšimo ir kriauklės, staiga jisai tampa, va čia yra mūsų, galėtų būti irgi kūrybotyros klausimas tau, vat kas, kaip ir kodėl
ir kada tai gimė? Jo, gerai. Gimė taip. Čia nėra visai, kad būtų mano sugalvotas idėja, triukas. Ta, kad pompikė, kad įsivaizduoti, yra tas tikrai kaip klozetus atkimšinėti, tas toksai, pompa realiai, ar ne? Taip. Kotas ir tas gumos gabaliukas. Tik tai mažiukas, jo dydis pompikės yra kokie 4, dabar nebeauga jau, man atrodo, tai 4 su biškiu centimetrą. Tai va, ir šiaip jinai yra labai smulkus daiktas, šiaip nėra labai patogus dideliam triukam, bet vienas iliuzionistas, jisai pradžius pažiūrėjo, kad galima su vakuumu pažaisti. Ir ten buvo prieš tai ne pompikė, buvo kitas daiktas, buvo tiesiog tušinukas, nesvarbu, negaliu čia dabar, supratau, kad jau atskleidinėjau. Taip. Nesvarbu, buvo kitas. Ir kažkas, šiaip tą pompikė man pasakė, linkėjimai Mariui, iliuzionistas Marius pasakė, kad tai yra telefonui, kad laikytųsi, tai yra prisiurbi ir pastatyti gali tas kotelis laiko, kad telefonas būtų... Kaip laikiklis. Kaip laikiklis, taip, ir tu gali žiūrėti YouTube arba klausyti jūsų laidą, pavyzdžiui, ir būt parėmus, nežinau, kodėl telefoną. Tai va, ir kažkas sugalvojo, kad gali padaryti, jisai gali siurbti, gali prisiurbti kortą, galima kažkaip ten su to pažaisti. Ir viskas. Dėmesį. Jo, ir tada prasidėjo taip, kad aš pradėjau irgi tą triuką rodyti ir sugalvojau jį parodyti pas Martyną Starkų vakarėje laidoje rodžiau, paskui rodžiau talentus. Ir tada prasidėjo taip, kad gerai, kiek mes galim tą išdidinti. Pompikė padaro, ir aš tas pagrindinis triukas su kortom. Tai aš jį puikiai moku ir šiandien galėsim irgi po laidos padaryti, bet paskui galvoju, gerai, ką dar pompikė gali daryti. Ir va čia limuzinu atvažiuoti. Tai va ir buvo, ten su Cadillacu įvežėm. Tai galvoju, žiūrėkit, patekau vėl, čia 22 buvo talentų finalas, sakau, nežinau ką rodyt, parodom taip, tegu grįžta pompikė. Ir sakau, ne aš rodysiu, tai yra vienintelis daiktas, kuris pakliuvo į finalą. Ne žmogus, o daiktas. Man patinka taip biškai kitaip pažiūrėti. Aš, pavyzdžiui, 23 metais pusfinalyje talentuose padariau taip, kad aš tiesiog pradėjau savo laidą vesti vidury talentų, sakau, sveiki įsijungę laidą Super Magija ir realiai pradanginam talentų laidą, sakau, tik neperinkit TV3 ir rodom, tai va, tai patinka taip, kur tu išeini visai iš ribų ir toks šiza kažkokia. Tai va, brakonierius tu. Ten buvo taip, ten buvo jo. Šokiruot truputėlį. Jo, bet tas biškai pradžiai išmuša, kad palauk. O paskui, žinai, galbūt, gerai, galim ir taip, parodyk. Ir vėlgi, kad tai yra kitaip, man patinka tas biškai kitaip. Tai va ir jo, ten pompikė gali girdėti, gali dainuot, gali ką tik tai nori daryti. Tu ją gali, ir kuo labiau tu ją suasmeninti, tuo visiems juokingiau ir mieliau. Ir taip netyčia taip išėjo, kad realiai I'm the pompikė guy. Toksai bičiuka, kur bandai ją personalizuoti ir tave kaip užvaldė praktiškai pompikė. Realiai jo, aš dabar tik vadybą su jos. Jinai pinigus į šeimą neša. Puikiai. Tai va. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais. Man tai dar labai įdomus tas, žinai, kai baigėsi scena, baigėsi pasirodymai, ar tu ir aplinkoj bandai žvelgti tos triukų galimybės, tiesiog kasdieniniai veikloje. Ar tau vaidenasi? Ar vaidenasi triukų galimybės? Baisu, kad vaidenasi, ypač paskutiniai keli metai, nuo kokių 21 antrų. Aš šiaip labai daug sapnuoju, vienas dalykas, ir nebežinau, ką daryti. Spalvotai ir juodai baltai? Aš žinok, nesuprasi, aš ir aukštyn galvą žymiai, aš šiaip būna sapnuoju, vedu renginį, ten vidury nakties, pavyzdžiui, katinas pažadina, aš žinau, kuriame triuke aš esu, ir žinau, kur turiu bėdų su tuo triuku. Kaip sugrįžti. Ir aš tada galvoju, tam sapne taip blogai, nes aš noriu grįžti, nes noriu pažiūrėti, kur dar galim nusiristi. Nes sapnuosi dažniausiai viskas labai blogai būna. Tai va, tai... Košmarai. Jo, mano baisiausias šiaip košmaras, kurį sapnuoju, tai yra, aš atvarau į renginį, nes aš ir vedu renginius, būna, ar ne tik magiją, pavyzdžiui, rodau, ir aš atvarau, ir aš žiūriu, visi jau šoka, tai kaip ir viskas gerai. Didžėjus mano Vaivaras puikiai varo, ir aš tada turiu nueiti kažkaip pas užsakovus, aš nieko nedariau tą vakarą, bet šiaip viskas gerai ir sakyt, žiūrėkit, hebra, žiauriai fainai, ne? Ir kaip man išsiprašyti, kad man sumokėtų, nes realiai manęs nebuvo, aš tik tai atsisveikinu, sakau, viskas, šunuoliai, gerą vakarą, varykit iki pergalės šiandien ir ateinu pinigų paprašyti. Čia yra mano košmaras. O šiaip gyvenime jo, pavyzdžiui, šiandien, kur tuos tyrimus darė man dėl alergijos, aš turėjau sėdėti 15 minučių kėdėj, rankas taip, nežinau, taip kaip Jėzus, taip į viršų delnais laikyti, ir man jau buvo idėja, kokią štriuką panašiai atrodydamas galėčiau padaryti. Jo, nežinau, ar gimst iš to ar ne, bet taip. Ir čia gal, jeigu galiu išsiplėsti, aš galvojau, pažadėjau nesiruošti nieko, bet pagalvojau vieną dalyką, gal ką norėčiau
perduoti klausytojams, nes tai atrodo, kad smagu būtų, kad kažką išsinešt galėtų tokio, kaip, nežinau, patarimą, ar kaip kiti, kaip Milda irgi sakė, daro, ne, kitų profesijų. Šiaip mūsų profesija tokia labai keista yra, turbūt vienintelė pasaulyje, kur tave pasamdo, fainai laukia viską, bet vis tiek laukia, kada suklysi. Ir kada bus feilas ir kaip išsisuksi. Net užsakovai. Taip. Čia yra amazing. Net tau linki blogo. Taip, niekada nebūna. Mintise tai tikrai. Tu sėdi lėktuvė, tu galvoji, žiūrėk, pais ar nepais pilotui? Čia liūdniau. Bet, taip, iš jokio nėra. Tai va, o čia tokia linksmumas, kad tau nepavyko. Jo, ir tada žiūri, ką padarysi. Tai va, o ką aš norėjau, gal, sakau, vienas iš tų, kad išsinešt, aš šiaip labai stengiuosi įkvėpimo kūrybai ieškoti būtent ne iš iliuzionistų, būtent ne iš magijos, ne iš triukų. Nes tada labai, aš daug kartų gyvenime esu užsiviręs taip savam rate, nes šiaip mūsų rinka, mūsų žanras yra labai limituotas. Realiai yra keli efektai ir tik tai kaip tu tą padarai. Realiai surasiu kortą. Tu gali kortą surasti 1000 būdų. Still tai yra, tu suradai kortą. Tai yra šiaip... To fakto kaip ir nepakeičia. To fakto kaip ir nelabai pakeičia. Man labiau patinka pabandyti kūrybos paieškoti kitose įvairiuose vietose. Pavyzdžiui, iš atlikėjų, kurie nėra iliuzionistai, iš dainininkų, iš įvairių astrofizikų. Tarkim, mano vienas tas pasirodymas 19 metais talentuose. Ten aš sugalvojau pusfinalėje padaryti, idėja buvo tokia. Parašom laišką ateiviam, nes kaip tik tada padarė tą juodosios skylės tą nuotrauką, tą iš tą, kur tokia, tą legendinę. Kokybės. Tikrai žymiai geresnės kokybės negu šitą. Ir aš galvoju, padarom taip, įsivaizduokim, kad jie prizūmino tą nuotrauką ir pamatė, kad ten yra duris. Per tas duris mes galim ateivius pasiekti. Amazing. Parašom laišką ateiviam ir gaunam iš jų atsakymą. Realiai ant to pastatyta, tai yra, iš esmės, triukas tai yra komisija parašys kažką, o aš turėsiu atsakymą, bet tai sutaps. Tai reiškia, kaip tavo ir spėjimas, prediction, jisai sutampa. Realiai ant to pastatyta. Ir tada prasidėjo, tai ar įdomu, gerai, tai ir ką galim rašyti. Gerai, tai jeigu jie patys sugalvoja, ką rašys, visiškai, tai duodam jiem laisvę, nedarom jokių, neįkišam, ne NLP nieko, ką nori tą. Mums reikia kažkaip sugalvoti, kaip tu padarysi, kad gautum atgal atsakymą ir kad sutaptų. Gerai, sugalvojom. Sugalvojom tai šiek jau daugiskaita, nes vis tiek dirba šalia ir ne tik žmona ir pasikonsultuoju ir su didžėjim su visais galvom. Tada aš kažkur, taip atrodo, lyg netyčia prisimeni, kad kažkuris astrofizikas yra pasakęs, jeigu kartais iš tikrųjų būtų ateiviai, ne, ir jie būtų, taip, būtų kontaktas su ateiviais, kurie yra protingesni už mus, jaučiu, tu nieko jų nenustebintum, nieko, gal nebent jisai tai pasiūlė, sako, gal kaip Bairis, sako, aš jam duočiau muzikos paklausyti, Bachą. Gal bent biški būtų, jam kažkuo įdomus mes tada. Aš tą pagalvoju, gerai, tai daroma tikrai, o gal muzika, siunčiam kompaktą ateinam. Tegu komisija ištraukia kompaktą, siunčiam kompaktą. Kodėl? Todėl, nes muzika yra menas, parodom žmonijos meną. Galvoju, ir kas iš to? Gerai, nusiųsim kompaktą, atspėsim dainą ir tada kažkaip netyčia gimė idėja. Aš atsimenu, kas išlindo tada. Taip, ir buvo idėja, kad, o gal, pavyzdžiui, siunčiam ir ne... Gerai, o kas jūs? Reikia kažkas, kad per duris eitų. Tada sugalvom, kad būna astronautas būna. Buvom iš Zemkauskų įsinomavau kostiumą. Skafandrą tokį, labai fainas. Ir tada idėja buvo tokia, kad nusintėm tą kompaktą, tas astronautas visas triuko, ten visas, 9 minutės ant scenos jis ten būna, vis laik apsirengęs, viską jis ten siunčia tą kompaktą, grįžta ir galiausiai ateiviai parašo, dėja kompaktas nepasileido. Bet fainai, kad galėjom gyvai išgirsti tą dainą. Ir dabar, o tai kaip gyvai? O tiesa, kompaktas buvo, kurį komisija išsirinko atsitiktiniu būdu, tiesiog išsirinko buvo Vaido Baumilos daina Ant mašinos stogo. Ir tada, o tai kaip galima gyvai išgirsti? Tada astronautas nusėmė šalmą ir ten stovėjo Vaidas Baumila. Taip. Tai kad iki to prieiti, čia nėra, kad tu prisižiūrėjai iliuzionistų, kas yra taip darę, čia buvo per astrofiziką, kurią net pavardės neatsimenu, nes net Degras Tysonas kažkas kitas sakė. Ir galiausiai vienas mano turbūt smagiausių, geriausių triukų, ką esu sukūręs, kurį irgi sunku pakartoti, nes nebent Vaidas pasirašyti visus mano renginius kartu važiuoti. Ja, bet ten buvo labai įspūdingai, aš atsimenu irgi stengiausi išvelgti, pasižiūrėti tą triuką ir labiausiai bent jau mane nustebino tuo metu, kad kaip galima ir ten tų diskų buvo ne vienas. Taip. Pasirinkti iš tokios gausos, pasirinkti tą, kas būtent stovėjo. Taip. Ir labai geras pavyzdys. Tai, bet Justinai, įsivaizduokim, tu vis tiek dar esi ir tėtis. Ir vyras, ar ne, šeimą turi. Ir, sakai, tavęs dar kol kas taip nevargina, bet jeigu ne magija, tai ką tada tu
veiktum gyvenime, ką tu rinktumės, jeigu ne magija, pavyzdžiui, jeigu vieną dieną atsikeli, ir, nežinau, abi rankos praližuotos, gal su pėdom pradėtum kojų daryti triukus ir išmoktum maišyti, bet, ne tokį liūdną scenarių, bet kažkas nutinka, tu nebegali užsimti magiją. Ką tu veiktum? Aš manau, tik neatsimenu dabar, kas irgi sakė, bet šiaip labai sveika gyvenime, tą dabar, ką tu pasakei. Technikas arba suvirintojas. Čia virš brūkšnė šitie abu du yra. Tikrai ne po, virš brūkšnė. Bet, man atrodo, neatsimenu, sakau, kieno čia citata, bet idėja yra tokia, kad gyvenime šitą gerai turi apturėti klausimą ir mes dažnai gyvenime save pristatom, pasakydami profesiją arba ką veikiam. Tarkim, aš esu Justinas, aš esu iliuzionistas. Ir jeigu dabar kažkas taip greit reiktų, kad paklausų, aš turbūt ne tėtis sakyčiau pradžiai, ne kažką, aš sakyčiau, aš iliuzionistas, vedu renginius dar, tai vedėjas, nežinau, galima, ne? Ir jo, čia gali būti, pavyzdžiui, aš ten, nežinau, Sandra, aš esu balerina. Ir tu realiai save, kaip čia, matai, kaip profesija, kaip šitą. Ir tada baisiausia gyvenime atsitinka, kai būtent kažkas atsitinka dėl bet ko. Covido buvo, čia irgi reikalų, kai lockdownas buvo. Dėl bet ko, kažkoks įvykis, dar kažkas, tai žodžiu, ir tada tai būna, kad tu nebegali daryti to, ką darai. Bet tu visą gyvenimą save matei kaip iliuzionistas. Už tai aš kažkaip po truputį, čia gal šitą Simon Sinek gal sakė, dabar bijau pasakyti. Idėja yra tokia, kad pabandyti save apibrėžti truputėlį plačiau. Tai reiškia, aš, pavyzdžiui, dabar bandau truputėlį gal apibrėžti tai, kad aš esu žmogus, kuriam patinka stebint kitus. Ir kai tu išsigrynini, kad tau svarbus yra stebint, tai yra surprise, nes šiaip žmonėm triukose, net ir ten toks gražus tyrimas buvo padarytas, vienas iliuzionistas Joshua J. darė su kolega JAV universitetuose, rodė triukus, ir paskui studentų ir dėstytojų klausė, kas labiausiai patiko ir nepatiko triukose. Tai kas labiausiai patiko, tai yra, kad tai yra surprise, tas surprizo efektas, tai kad tu nesitikėjai, kad baumilo pabaigoje bus, tu galvoji, gerai, čia sutaps, ten Rubiko kubą susidėjo tame triuką ir baumilo, ir tu to nesuvaidinsi, to nuostabos efekto, kas veiduose pas komisiją, pavyzdžiui, buvo. Tai aš per tą, kad surprizas. Ten turi labai daug sumokėti jiem, kad jie taip tokias išraiškas padarytų. Beje, čia labai daug įtarinėja, sako, tai jūsų komisija ten kartu dirba. O jūs neįsivaizduojat, kaip mes Vaidą slėpėm. Ta prasme, apie Vaidą žinojo, net ne visa mano komanda žinojo. Ir iš TV Manijos, tai yra iš Lietuvos talentų kūrėjų, ar ne, laidos, irgi žinojo tik tai turbūt 3 žmonės. Režisierius, Mindaugas Meškauskas ir dar porą žmonių. Kiti irgi ne, kodėl, kad nebūtų Vaidas, backstage Vaidas ir Mikutavičius sakys, ką čia Baumila, apie ką čia kalbam, Baumila bus ir Baumila ant scenos, tai va čia, suprantis, jau čia pusvalandį. Taip, nesuspoilino. Ten šakės buvo. Tai grįžtu prie to, tai aš labai galvoju pabandyti save labiau per tai yra žmogus, kuriam patinka stebinti, dovano 2 dalykus, žmonėm tai yra nuostabos jausmą ir juoką. Ir šie labai gražiai beje eina kartu. Ir džiaugsmą. Irgi kartu. Jo, tai aš jeigu nedaryčiau to, aš bandyčiau turbūt vis tiek ieškoti, kaip aš galėčiau stebinti žmonės tą gerąją tokią prasme. Šokėjas. O irgi tikrai patikėk. Ne, žinai, stebint žmonės galima taip, pavyzdžiui, dabar, tarkim, dabar tu išeisim dabar, pavyzdžiui, galim prieiti prie be kokio žmogaus gatvį ir sakyti, žiūrėk, dabar nėra 7:30. Tikrai ne vienas nepasakys, jo, tikrai nėra 7:30, dabar yra po 9:10. Ne, turbūt įsiklaus, kas tam atsitiko, ko jūs nori. Nueikit į parduotuvę, pasakykit, įeikit, sakykit, žiūrėkit, aš šiandien nieko nenoriu pirkti ir išeikit. Tarsi, nebus taip, kad sakys, jie mėnesį kalbės apie jūs. Į Mildą rodai, Milda taip daro. Nes aš jau matau, kad tu Mildai labai patikt pradėjai. Ir čia daug stebint, kad nustebintų žmogų kartais daug nereikia. Tik čia kažkai ar mokėtų pinigus, matai, už tai. Bet čia yra... moka. Man moka, man žinokit, už tokius... Mokykimės iš Justino. Tai va. Šiaip jo. Tai stebint yra ir fainai, ir vėlgi sugalvot, kaip nustebint. Man tas smagu. Nėra lengva. Bet super atsakymas, Justinai, tikrai labai šauniai atsakei, nes aš galvoju, kad daug paprasčiau atsakys ir tu labai taip gražiai tą papasakai, ir labai nuoširdžiai, man tai tas labai kažkaip patiko. Man dar toks užkliuvęs irgi labai iš tų patirčių, kadangi irgi savo kortas turiu, tai čia iš kitos operos kortas, bet ten yra viena užduotis, kur reikia save apibūdinti neliečiant profesijos, lyties, augintinių ir pomėgių. Ir tada ir vardo, man atrodo, ar ne?
Taip. Jo. Ir tada toks ateina žmogus, o tai kas aš iš vis esu? Ir toks, didžiąją dalį atrodo mes per profesiją save identifikuojam ir kai jau šito nebelieka, toks labai ateina sutrikimas. Ir baisu, aš manau truputėlį. Jo, tai aš esu biškiai apie tai galvojęs, turbūt po to, kai išgirdau tą, sakau, gal Simon Sinek sakė, gal kažkas. Tai va, tai manau, bet šiaip manau, kad sveika, visiems būtų tą padaryta tokį, vat, arba pagal tą kortą, ką sakei, arba vat, nu, kažką panašaus, ką dabar kalbam. Savo pareflektuoti labai sveika, taip. Man tai dabar labai įdomu dar toksai, kuris iš triukų, kuriuos atlieki, labiausiai primena tavo gyvenimą ir kodėl? Okay. Iš kurio aš atlieku, aš tiek dariau jų. Taip, su ateiviai susiskambina dažnai. Čia, va šiandien sakiau, visą kelią kalbėjau su visais. Nežinau, šiaip tas pats Pumpikės triukas pagrindinis, kurį aš rodau, jisai kažkiek tai gal jisai turi daug, aš dabar per daug papasakosiu, nes aš jums paskui galvoju gal parodyti. Jisai turi daug feizų, tai yra daug, kaip čia stadijų. Nėra, kad padarei ir pasibaigė. Nors kartais man kaip tik patinka, kad tu pradėjai 8 minutės, tu lauki, kas bus ir ir tik tada, bam, toksai. Kartais tai yra, gali užsižaist, labai pavojinga, bet su tuo Vaido Baumilos, kur triuką darėm su ateiviais, ant ribos jau taip turbūt buvo, bet tas papirko, kad tikrai labai buvo didelis siurprizas. Su Pumpikės dažniausiai jinai daro daug, greitai, greičiau ir dabar kažkaip gal tas kažkuo tai, kad patinka, kai daug kažko tai vyksta. Jos, tu mėgsti lipdyti ir nukreipti dėmesį, bet labai tai darai nesausai ir tikrai labai labai kūrybiškai, tai netgi tai, nežinau, čia nuostabu. Ir aš atsimenu netgi ir pats stebėdamas kartais ir Justino daromus triukus, viduje su savo beždžionės vidiniu balsu aš, kaip sakant, kovoju ir atsimenu, kažkoks buvo triukas ten su spalvos pasirinkimu. Ten buvo žalia, geltona, raudona, ar mėlyna, aš neatsimenu tų spalvų. Ir aš galvoju, jisai vis tiek manęs nepaveiks, aš dabar prisirinkau, jau man protas sako, kad reikia imti ten vieną spalvą. Ir priešingai, ne? Ir aš priešingai jums ir aš prieštarausiu ir pasirinksiu kitą. Ir galų gale gaunasi, kad vis tiek aš pasirinku tą, kurią Justinas ir norėjo. Bet tai tokia vidinė galvoju, koks jisai sukčius, kaip jisai privertė mane. Taip, yra šitas triukas, taip, žinau net apie ką kalbėjau. Ir galvoju, ir visi magai žino, kurie klauso dabar, jeigu klauso, visi žino apie ką kalbau. Taip, tai linkėjimai visiems magam. Visiems didžiajam magijos. Beje, tai šiaip fainai, pavyzdžiui, ir dabar, ne, kad ką realiai tu reflektuoji triuką ir kai pradžiai klausai, kai būna žmonės prieina, aš šiaip labai mėgstu po pasirodymą neišvažiuoti iš karto, jeigu tik tai galiu. Susirinkti visą grįžtamą ryšį. Jo, nes būna, kai prieina ir pirmas yra koks, kaip tu ten padarei? Tas pirmas toks, bam, toks, ne? Ir ką aš darau visą laiką, sakau, o kaip tau atrodo? Jo. Ir tada žiauriai klausai. Kodėl? Nes ten būna tiek gerų dalykų prišneka. Kuria prasme gerų? Dažniausiai tai būna, aišku, pro šalį, bet nesvarbu, man ne čia esmė. Man esmė, kaip jie mąsto. Nes tu namie sėdėdamas prie to pačio veidrodžio, ką jau čia kalbėjom, ne? Čia taip net metaforiškai, tu galvoji, gerai, čia jie pagalvos taip, aš tą padarysiu taip ir tada man pavyks prigauti, sulaužyti tam tikrus tuos mąstymo patterns, aš angliškai tam tikras sekas ir padarysiu. Bet jie kartais taip įdomiai mąsto ir man labai įdomu išklausyti. Ir tai, pavyzdžiui, tas pats triukas su spalvom, ką tu pasakai, yra buvo taip, kad man vienas sako, sako, čia tai vandenukas, sako, aš iškart išrišom ir man taip, what? Ir jie man papasakojo ir aš supratau, kad jie labai logiškai mąsto. Jų galvose, jie yra teisūs, ir jiem nebelabai įdomu. Ir aš galvoju, čia tik visai netaip darosi. Bet tu supranti, bet jie gerai galvoja. Turbūt taip irgi galima būtų daryti. Tik, ten šipšakės, kai būtų sunku, bet still. Ir tada tu galvoji, grįžti namo ir aš tą patį vakarą sugalvoju, reikia keisti. Reikia ką pakeisti. Ir kad taip nebemastytų nei vienas. Tai reiškia, aš kažkokį vėl sulaužysiu jų, nes jie atsidurs vėl bam į kažkokią sieną. Nes dabar ta siena nebuvo tenais. Pavyzdys, labai paprastas. Dabar, pavyzdžiui, Milda sugalvotų bet kokią kortą, tarkim, sugalvok, nesvarbu, dabar aš neturiu nieko, sugalvok bet kokią, pasakyk. Geriau nesakyk, nes... Nesakysiu, bet pavyzdys, tarkim, pasakyk, pasakyk. Kryžių 9. Kryžių 9. Ir, pavyzdžiui, sakau, žiūrėkit, matai, Milda, aš dabar, pavyzdžiui, nusiimu kairį savo batą ir iš batų išsitraukiu kortą ir parodau, tai yra kryžių 9. Žiūrovai nemato, bet žinokit, Justinas tą kortą ir ištraukė. Ja, bet idėja yra tokia. Ir tada tu pradžiai galvoji, ir paskui, kai jūs, pavyzdžiui, po laidos galvosit, gerai, bet jaučiu, jis turėjo visas PM2. Nes jis nusėmė kairį batą. Kodėl kairį batą? O kodėl ne dešiniai? Kodėl ne? Dešiniai turbūt buvo. O gal bate mes netikrinom. Gal ten yra, pavyzdžiui, 5 kortos. Yra skirelinis pirštai, tarp pirštų gal sudėjęs. Koiniai gal yra, pavyzdžiui. Ir tu gali visas PM2 rasti, kur tikrai, kur paslėpti. Ir realiai tu galvoji, jaučiu taip ir padarė. Tai va, tai reiškia, tu jeigu nori, kad
pavykt, kad nieks taip negalvotų, tu gali sakyti, žiūrėk, va šitą kairį batą laikau, va, koją, va, Augustinas prižiūrės. Dabar tu sugalvojai kortą, dabar aš nusiimu batą ir dabar yra. Dabar viskas, dabar tas jau sulūžo, kad jo, jis turbūt PM2 turėjo, bet jis prieš tai paminėjo, kad stebėkit mano kairį batą, tai yra prieš pasakymą. Čia labai taip supaprastinu, bet realiai, kaip ten sako, kad klientas visada teisus, aš nežinau, bet aš visada kliento išklausau, kad ir ką jis ten prišneka. Ir kartais sako, ai nežinau, turbūt susitarė, arba tu magas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad irgi triukas yra per... Jo, bet iš tos pusės, aš nežinau, kiek mes šitą įsiplės galim. Galim. Idėja yra tokia, mes kartais iliuzionistai specialiai bloginam triukus, gal niekas net nepagalvotų. Ką aš noriu pasakyti? Yra, pavyzdžiui, taip yra geras triukas, labai geras triukas, blogas triukas yra per geras triukas. Blogas triukas dažniausiai yra mano manimu ir manau daug kas pritars, yra toksai, yra didelė dėžė, didžiulė, ne? Ir dažniausiai iliuzionistai vis tiek yra labiau, tarkim, aš taip, vyras rodo, moteris įlipa į dėžę, čia toks klasika, ne? Taip. Užsidaro dėžė, bam, atsidaro tigras. Ir tu taip žiūri galvoji, okei, jaučiu, speciali dėžė. Ir šiaip realiai tu teisus. Tu nežinai, kaip ten darinėjasi, bet realiai, o kaip kitaip. Ir ten taip ir yra. Realiai svarbiausia, kad kaip ten viduj, toj pačioj ertmėj tigras su moterim vienoj patalpoj neatsidurtų, nes tada šakės. Tiesiog pertvara turi būti, that's it. Tai va, ir tas triukas yra, čia mano man tai yra biški blogas triukas. Nėra įdomu, nes tau tų istorijos toliau galvoji nebekuri. Tu galvoji, okei, jaučiu taip. Važiuojam toliau, ką dar turi. O labai fainai, kai tu primėtai kabliukų, nes atsakau, per geras triukas yra toksai, Milda sugalvoja bet kokią šalį. Bet tai gali būti per geras? Pavyzdys, tu dabar sugalvosi bet kokią šalį, turi mintyse, aš sakau, žiūrėk, Kazachstanas. Tu sakai, jo. Ir Augustinas galvoja, pala, jaučiu, kai aš buvau nubėgęs per pertrauką, nežinau, kažkur atsigerti, jaučiu, jie susitarė, nes nėra kaip daugiau padaryti. Arba aš burtininkas, aš nesu, nors aš tais Hario Poterio akiniais, bet aš Lenono fanas, dėl to čia šitie akiniai yra, ne Hario Poterio, tiesa taip, bet nuo Lenono. Ir tai yra per geras triukas. Tada kaip padaryti biškį blogesniu, bet jis tampa kaip tik geresniu. Tai yra aš daug visokių primėtų, sakau, net jeigu aš kažkaip žinau, kad Kazachstaną pasakys, aš galiu sakyti, Mila, dabar pažiūrėk į mane, dabar įsivaizduok žemėlapį. Aš čia pradedu kažką makaluoti viską ir galiausiai sakau Kazachstanas ir tu sakai, jo. Ir tau Augustinas gaus, feles, jaučiu čia dėl tų rankų, ką iš čia makalavo. Tai tu primėtai kabliukus specialiai, nors jų gal net nereikia man, bet tada žmonės grįžę namo, jie daug ilgiau galvos apie triuką, nes yra daug kabliukų, daug kelių. Tai va, svarbu, kad tik tai nebūtų jie tokie, kur, vat, kaip sakiau, kaip su tuo, kur, tai čia turbūt visas PM2 kortas įsidės ir važiuojam toliau. Tai va, tai kabliukų fainai primėtit ir beje, Derenas Braunas, va tas, ar ne, jis yra vienas iš tų, kuris labai didelį įtaką tam padarė. Nes mes anksčiau mes, iliuzionistai, kai aš dar vaikas buvau, magai bandė padaryti kuo kietesnius triukus. Va, tokius, kur tikrai, wow, kad kuo labiau neįmanomus. Ir tada visi tie magai suprato, jo, bet iš tos pusės tai visi ir galvoja. Arba jie susitarė, arba jisai burtininkas. Gerai, jis ne burtininkas, jaučiu susitarė. Ir kad susitarė, dažniausiai irgi yra. Tai nebeįdomu, nes jaučiu taip ir yra. Mes su Mildava pažįstamės, susirašėm. Vat, kad nebūtų toksai. Ir tas Dereno Brauno, štai aš taip stipriai mėgstu. Jisai sugalvoja, padarom taip, kad tu tiek kabliukų primėtai, kad žmogus kartais net nebesupranta, ar čia svarbu buvo triukui, ar čia random tiesiog bairiukas. Kabliukų gausoj pasimetė. Būtent. Tai aš tą irgi labai mėgstu ir pas mus irgi, pavyzdžiui, yra pasirodymo metu vienas toks triukas, kur darom ir tiesiog moteris sako, žinai, kad tu dabar biškį nueik čia, atsisės ten prie kito staliuko ir mėgaukis vakarų. Ir didžėjus užleidžia šitą Careless Whisper gabalą, įjungiam vieną raudoną šviesą, tokį cheesy romantiką. Jis nueina šampėse įpila. O ko ne? Ir nesėdi šampę geria, mes kitus triukus darom. Ir pasigalo, čia jaučiu didžėjus, kaip priejo, kai Vakaivaras priejo, jaučiu jis kažką sužino. Ne, čia yra tiesiog fun, tai yra tiesiog teatras. Kodėl? O kodėl ne? Nes tiesiog pasadini žmogų, sėdi ir sėdi. Dai šampės įpilam. Ir vietoj, o kaip gimė, taip ir sakau, mes varinėjom žmonės, sakau, ne fainai. Sakau, tu naikiai šampės įpilkai, sako, gerai. Ir aš taip, ką gerai? Sakau, gerai, įpilsiu. Gerai, nusiperkam, įpylėm ir amazing. Žmonės būna daugiau ploja, kai šampę pila Aivaras, negu kai triukas paeina. Kodėl? O kodėl ne? Tai va, tai ir čia yra svarbu ar ne? Ir tegu visi grįžę galvoja, kai šampę pylė. Ar čia tai buvo dalis kažko, ne? Ar įvyko tada tas kažkas? Ar tuo metu kaip tik į mane reikėjo žiūrėti? Nes visi žiūri kaip šampė pylė. Kaip pavyzdys. Tai va. Tai tu darbė viso to, kaip supratau, dar esi ir žvejys. Nes kabliukus mėtai. Jo, ir čia, taip, ir čia labai... Tai va, tai klausiai, ką aš veikčiau, jeigu ne magas. Žvejotum aš turiu... ir žmonėm darytum, keltum nuotaiką. Taip. Tai Justinai, dar norėjau tavęs paprašyti, gal galėtum kažką mūsų klausytojam papasakoti tokio, kas būtent,
klausytojų gretose pažadintų jų kūrybiškumą, kad jie galbūt jaustųsi drąsesni, kad nebijotų, kad išdrįstų ir kurtų, na, gal kažkokį tai būdą, metodą ar kokį nors patarimą. Pirmas, tai aš tą, ką truputėlį kalbėjom, tai šiaip labai siūlau, kad ir kurioj srity esat, pabandyti nepraleisti visos dienos stebint tik tai savo kolegų, konkurentų, savo tos pačios srities gurų, mokymų ir taip toliau, bet truputėlį pabandyti plačiau paieškoti įkvėpimo ir idėjų, nes kartais sakau, kai tau tiesiog alergijos tyrimą daro ranką, pjausto ten badą, nežinau, gali būti, kad tas tau netgi duos kažkokį įkvėpimą. Gali būti toksai dalykas, kaip man šiandien, ne? O dėl išdrįst, yra labai turbūt visiems skirtingai. Vis tiek mes skirtingi su skirtingam, kaip čia patirtim ir praeitim ateinam. Aš, kai pradėjau daryti triukus, nebuvo, kad man buvo labai drąsu eit ir prie žmonės šitą. Aš šiaip ilgą laiką grojau saksofonu, tai reiškia, tu atini ir tu pagroji, bet kai tu groji, nėra interakcijos su žmonėm. Tau ten nėra baisu. Nu, tu tiesiog esi moki ten sugroti ir tu sugroji. Ok, nu ir nusilenki, tau paploja ir tu nueini. Išdrįsti, kalbėti, įtraukti žmonės, bendrauti, turėti ką atsakyti, kai tave heklina arba kai ploja ir taip toliau, prireikia laiko. Pradžiai man visai padėjo Žebrausko mokymai, paskui pas Kirilą Glušajevą lankiau improvizacijos ir ten buvo dėl klaidų, nes dėl ko mes dažniausiai nedrąsu, tai yra dėl to, kad tu bijai tam tikros turbūt žmonių reakcijos, jeigu mes kalbam apie darbą su žmonėmis, kaip pavyzdys, ar ne? Taip. Jo. Tai ten buvo kelios taisyklės, viena iš jų tai, bet tas yra, kad vienas yra žinai, o kitas mes per praktiką, mes daug pratimų darėm. Tai yra, kad, pavyzdžiui, pirma taisyklė turbūt buvo ta, kad įsikirst tą, kad visi turim teisę suklyst. Tu turi teisę suklyst. Ir mes mokėmės nebijot klaidos. Nu, sakau, visi. Mes, nu gerai, jeigu ten chirurgas, nu, bet mes neimam tų ekstremumų. Taip, tu negali suklyst. Bet šiaip, nu, ta prasme, ateisi, man yra buvo, kai aš jaunosios ne tą vardą pasakiau. Ir atrodo, čia ką, pasaulio pabaiga. Ne, tu tiesiog gali iš to Ir antras yra, tada dalykas yra, pirmam pripažint klaidą, pačiam pirmam, nes visi mato, kad įvyko klaida ir jeigu tu bandysi slėpti, yra dar baisiau. Tada jau tu pajuokos objektas. Taip. Trečias dalykas yra pirmam pasijuokti iš to. Tai aš tą ir padariau, tiesiog pasijuokiau. Aš pasakiau jaunosios sesės vardą, nes jinai mane prieš tai užsakinėjo ir viską ir ten, ir tiesiog iš to padaryti humorą. Bet tu turi nebijot, kaip čia, parodyti, kad pats matai, kad yra klaida. Ketvirta buvo tiesiog, tai yra išlikti geros nuotaikos, nes nu tikrai ne pasaulio pabaiga. Ir ten daug įvairių mes darydavom pratimų, vienas labai, dabar tada atrodė taip, kas čia vyksta, dabar tu supranti, jo, va čia jame labai daug ko yra. Mes stovėjom visi ratu ir mes ten darėm kažką turi šaukti, į kitą atsisukti, rodyti pirštu ir būdavo, kad kažkas suklysta, nu ne taip parodė ar ne tą pasakė, ką jis turėdavo daryti, jis turėdavo visą gerklę šaukti. Mano klaida, visi tada plodavom tam žmogui didžiausios ovacijos. Yeah, wow! Tave kaip tave rockstarų palaiko, tu nusilenki, patenkintas, high five ir sėdi. Ir iškrenti, nes klaidą padarai. Ir kiekvienam paploji ir tu supranti, kad jo, dar geriau gal kartais suklys. Beje, kartais suklysti yra netgi fainiau ir netgi triukas. Mes būna kartais vaidinam, kad klystam, kartais tu gali padaryti kad suklydai ir realiai iš to humorą dar įdomiau net negu kaip įdomiau. Juokingiau ir linksmiau, daugiau emocijų suteikti. Bet nežinau, ką iš to išsinešti. Aš tiesiog tą, kad suklyst nieko tokio. Ir žinau, kad 1, 2, 3, 100 kartų yra vienaip, bet kuo toliau darai, tuo tu supranti, kad jo, iš tikrųjų, ir bus tų klaidų ir chill, viskas tvarkoja. Bet Justinai, aš negaliu dabar nepaklausti tavęs, nes po to tikrai kur nors komentaruose surasim tą klausimą. O tai kas būtų buvę, jeigu kitas kompaktas būtų ištrauktas, o ten baumila? Kitas kompaktas būtų ištrauktas ir būtų... O po skafandrų yra baumila. O juokingiausia, pavyzdžiui, mes kai repetavom tą triuką, tai Vaidas nedalyvavo, nes negalėjom įrodyti, kad nors komisijos nėra, ten tada yra tik tai visas stafas, personalas. Ir mes turėjom vis tiek rodyti. Ir vis tiek turėjo, tai skafandro nesidėjo, nes žiauriai karštajame, tai tik tai tą šalmą užsidėdavo Ernestas, draugas mano. Ir ten, pavyzdžiui, sėdi komisijoje, tarkim, nežinau, Kristina, pavyzdžiui, iš Tėvamanės neištraukė kompaktą ir ten, pavyzdžiui, MG International arba Valinskienė. Taip. Ir tada, ir mes repetuojam ir sakau, negali būti, jo neišgirdo, bet nebent, jeigu
iš tikrųjų astronautas yra ir nusima Ernestas šalmą ir Ernestas su barzda, Taip, išvaizdus vyras, o ten Valinskinė. taip, Inga su barzda. Jo, ir tada ir tokia mirtina tyla, nes stebi visą šitą repeticiją ir šiaip dalyviai ir kiti žmonės ir visi žiūri pasimetę galvo, what the hell? Suveikia. Ką? O režisierius Meškauskas per garselį. Super, labai gerai, taip ir fiksuojam. Šviesas, viską. Ir visi žiūri kaip į durnelį, galvoja, ar jam iš vis leis pasirodyti, nešikšau, belekas. Bet kai pabaigo, nes niekam nerevilino, tai yra, tu tą surprizą, ta prasme, išlaikė, net teksto nesakėm iki galo, kas ten turi būti. Tai dabar šiaip, jeigu taip labai, tai kai su Vaidu kalbėjom, jisai tą patį uždavė, sako, o jeigu, čia vat O jeigu Inga? Kai galvojam daryti, sako, o kas bus, jeigu bus, tai ne. Ir aš jam parodžiau, kaip aš galiu padaryti, kad, sakau, nuvažiuok, dabar padarom. Ir aš padariau, jis pasižiūrėjo ir ten buvo Vaidas Baumilas. Ok, gerai, sako, važiuojam, darom. Okay. Bet, tapse, kaip čia, tas credibility, tas įrodyti, kad bus gerai, Super. Reikia. Jo. Tai puikus patarimai, Justinai. Čia mes galim, ko gero, šnekėti dar kelias valandas ir esi nuostabus pašnekovas. Aš tai tavęs beklausant, gal dar Milda, ką nors norės papildyti, bet šios dienos mūsų susitikimo, tai norėjau pasakyti, noriu tau palinkėti ir dar paklausiau, ką tu užsimtum, ką tu veiktum be magijos. Tai gal švejys būtum, gal nuotaiką keltum žmonėm, gal džiaugsmą ir panašiai, bet gal tu reikia pagalvoti gyvenime ir parašyti knygą ir ne apie magiją, bet apie tai, kad tu kalbi šalia ir kas yra svarbu, nes tikrai turi labai daug žinių, labai ko gero moki nuskaityti žmogų, atpažinti žmogų ir daug gerų gali patarimų duoti ir motyvuoti kitus žmonės, iš tiesų. Ačiū. Tai pagalvok ir galbūt, nors tau dar nėra net 39, bet pagalvok apie knygos rašymą, nes tikrai, manau, aš tai tikrai tą knygą nusipirkčiau, ateičiau į knygos pristatymą. Aš tau dovanų ją iš karto. Tai va, bet jo, tai toksai palinkėjimas. Gal tu dar, Milda, ką nors nori? Taip, tai aš manau, kad kaip ir mūsų klausytojai ir mes čia sėdėdami prie mikrofonų tikrai užsikūrėm ir to tokio gero labai kūrybinio užtaiso gavom ir man labai dar kas užkliuvo, kad dirbant su žmonėm užakcentavai, kad tau svarbu pasilikti po pasirodymų ir pasikalbėti su žmonėm ir suprast, kaip jie masto ir kaip jie šifruoja tą. Tai man atrodo, čia labai ta svarbi dalis, kad ne ateinam, atidirbam, užsidedam tą pliusiuką ir pabaigiam visu tuo, o dar lieka tas toksai, žinai, smalsumo faktorius, kur tu ir su žmonėm toliau pasilieki ir bandai juos perprasti. Tai man šita labai dalis. Taip, ir nepasislepi už to. Tai man atrodo, čia toks gali būti irgi vienas iš palinkėjimų, kad irgi bandom ir toliau ir aplinkiniai svarbu ir tos nuomonės ir tos reakcijos ir dar iš to galim naujų ir naujų dalykų gauti. Tai tikėkime, kad jūs visi irgi iš šitų gausit. Jo, labai pritariu, aš galvoju irgi, kad ką dar pasiūlyčiau įsinešti visiems paklausius, tai, nežinau, klientų, partnerių, tiesiog tokį, kaip čia, grįžtamą ryšį gauti, bet gali būti bet kokią formą, linksma, paprasta, bet nepabijot paklausti, nes ten kartais tu galvoji, kad tu viską supranti, ką darai, procesus savo viską, bet tu labai gali užsivirti savo srityje, savo sultis ir viskas, tai labai klausyt kitų irgi. Jo. Puikus patarimai. Tai noriu tau, Justinai, padėkoti, kad šiandien apsilankai Kūrybotyros tinklalaidėje ir prie mikrofono buvo Milda Gaulienė, Augustinas Balaišis ir Jonas Matusa. O šiandien Kūrybotyros tinklalaidėje lankėsi Justinas Malinauskas. Ačiū, kad pakvietėt. Labai Ačiū labai. Ir klausykitės toliau ir leiskitės į eksperimentus ir visokias žaidimus. Ir tikėkit magiją. Taip. Būtina. Ar iliuzijom. Kaip čia reikia pataisyti gal? Ir to, ir to. Gerai. Ačiū visiems ir gero laiko. Viso. Iki. Kūrybotyra.